Gerai, pabandom dar kartą. Gal pavyks. Kartais būna Instagram'e iš pirmo karto gali prisijungti. O, labas. Sveiki, Ignai. Girdisi normaliai ar ne? Nes Jo, aš viskas girdisi, viskas gerai. matosi. Smagu jūs Puiku. matyti. Smagu. Aš vis pabandžiau, laukiu, čia neįleidžia, sakau, tai gal nebepriims jau. Ne, kartais Instagram'o taip yra, kartais labai greitai prijungia žmogų, o kartais reikia truputėlį ir kantrybės. Ok, tai kantrybė darybė. Gerai. Taip. Tai iš tiesų, Na, ačiū labai, kad skyrėt laiko. aš paprašysiu vieną, galima į mane kreiptis tu. Gerai, man bus paprasčiau, aš visada mėgstu, kai be jokių skyrėt ar kažką jūs, ar kaip tai. Tebūnie būna tu, gerai, bus lengvesnis pokalbis, man visada taip smagiau. Gerai, tu, Ignai. Gerai, sutarta. Puiku, labai smagu. Ačiū labai, kad skyrė laiko šitam pokalbiui, labai smagu. Man rodos, buvai vienas iš pirmųjų žmonių, kurį man rekomendavo. Ok. Jo. O šiaip visada pati rinkdavaisi, o dabar rekomendavo, ne? Man rekomenduoja ir aš renkuosi ir ieškau, tai per visus galus. Okay. Tai smagu, kai rekomenduoja, smagu, kai žmonės atsiliepia gerai, man visada taip yra. Aš visada sakiau ir sakysiu, kai apie tave kiti kalba, tai yra daug geriau, negu pats apie save kažką ten bandai girtis ar sakyti. Tai visada yra smagiau, kai kiti kažką pasako. Taip, sutinku, nes apie save, kai būna sako, nu tai prisistatyk. Gal tu prisistatyk mane? Tada toks būna kuklumas įsijungia, tas lietuviškas gal drovumas ir taip galvoji, ne, aš savęs nenoriu nei girti, nei kažką, tai jo, toks nebūna smagu. Taip. Tai aš tada, Ignai, prie pristatymo. Tai esi Lietuvos kavos ragavimo čempionas, sertifikuotas kavos someljė, jeigu taip galiu netgi vardinti. Lietuvos kavos asociacijos edukacijos koordinatorius. Taip, ir dar ten daugiau rolių visokių turiu, bet oficialiai taip, edukacijos koordinatorius. Taip, ir pagrindinis tavo projektas, verslas, tai yra kavelė. Taip, pavadinimas, žinok, 10 balų. Ačiū. Iš manęs kaip iš mokytojas, tai 10 balų už pavadinimą. Jėga. Ačiū. Logotipas pavadinimas tai yra kažkas nerealaus. Šitą mes labai dažnai girdim, kodėl sakau mes, nes mes pradėjom tą projektą, bus su žmona, aš daugiau, aišku, čia kava yra mano, kaip sakant, išprotėjimas, bet žmona man daug padėjo pradžiai labai ir mes tiesiog galvojom daryti tą projektą ir man šojo mintis tiesiog, tas avelės logotipas, nežinau, kodėl man ta avelė buvo tuo metu neatsapnuodavo ir labai patikdavo, aš pats nupiešiau tą logotipo draftą. Tada siunčiau savo draugiai, kad jinai pagerintų ir tiesiog buvo logotipas ir tada dar kita draugė iš kažkur, tada, kai dar nebuvo madinga žodis kavelė, jinai taip sakydavo, aš nežinau, kuriam krašte dabar bijau suklys, bet kavelė visada ten buvo tas senas žodis. Ir man tas kavelė, nukirtus K raidę yra avelė, viskas taip gražiai susidėjo ir projekto idėja, viskas taip gražiai sulipo ir taip ir liko tas logotipas nuo pat pradžios ir mes daug gaunam tokių, kad labai fainas, labai šiltas, sako, labai linksmas logotipas, dabar jau ir trendinis, nes visi dabar jau kavelės, geros kavelės, geros dienelės ir visa kita, tai dabar jau trendinam. O iš tom kavelėm, tai būna, mama atsiunčia nuotrauką geros dienelės, skanios kavelės. Va. Tai dabar mes jau, kaip sakant, ant tiek buvom pataikę prieš tiek, kiek čia metų praėjo prieš COVID, mes jau pristabdėvom, tai dar anksčiau nebuvo, tai va tada jau pataikėm su trendu. Nice, geras. O šiaip visam šitam kavos versle tu tiesi apie 15 metų? Aš negaliu sakyti versle, nes čia taip įdomiai. Aš negaliu vadinti savęs kavos kažkokiu tai verslininku ar kažką, ne veltui mes ir kavos asociaciją pavadinam kavos entuziastai, nes mes daug dalykų darom ne už pinigus ir daug dalykų yra daroma dėl to, kad mes tiesiog mylim, ką darom, norim būti ir žmonės yra įspūdingi, su kuriais tai darai ir tiesiog darai, nes tai yra fun. Aš daug metų buvau IT karjerai, praleidau, tai IT karjera šalia kava, jinai auga ir užėmė daugiau ir daugiau laiką ir gaudavosi, kad tikrai kartais sunku būda
sugalvot, kaip šalia darbą padaryti, kad aš dar su kava galėčiau daug dalykų padaryti, nes, nu, ten degustacijas nori daryti, renginius, turi dar kažką. Tai labai limituotas laiko kiekis buvo. Ir po to tai tapo tokiu kaip, sakykime, verslu iš vienos pusės taip, kad aš uždirbau pinigus iš kažkurių ten, iš produktų. Buvo savų laikų mes ir kavą pardavinėjom. Tai būdavo tai kava, tai projektai, tai degustacijos, tai edukacijos, tai dar kažkas. Bet tai niekada nebuvo tas, kad pilnai iš to galima gyventi. Nes niekada ir nebandžiau to daryti tokio, kad pilnai iš to gyventi, nes aš norėjau, kad tai būtų, nenorėjau nužudyti kūrybiškumą, nenorėjau nužudyti hobį. Nes man, kai tik tai pradedi galvoti apie tai, kad tai bus vienintelis tavo pajamų šaltinis, pradedi taikytis prie kažkokių tavo ten klientų poreikių ir pradedi galvoti apie tai, kaip jiem patikti ir įtikti. Ties tuo sustoja labai motivacija kažką bandyti ir eksperimentuoti ir drąsiai varyti, o aš visada norėjau, kad kava man būtų tiesiog laisvė. Aš noriu čia drąsiai daryti eksperimentus, drąsiai kažką išbandyti, drąsiai komunikuoti, kalbėti tai, ką noriu, sakyti tai, kad nebijočiau kalbėti, sakyti atvirai, nebūti nevinioti vatą ir dar kažką. Tai visą šitą laisvę turi tik tai dėl to, kad tai nėra, finansiškai tai nėra tas, kad jeigu staiga dingtų, tai neturėčiau ką valgyti, ne? Ir aš niekada nepriklausiau nei vieniem čia dideliem brandam Lietuvoje, nesu niekam, kaip sakant, čia priklausomas, tai tas irgi duoda labai daug laisvės, todėl kad tu gali atidaryti labai daug durų. Žmonės tave įsileidžia daug lengviau, nes tu nesi ten tiesioginis konkurentas, nesi dar kažkas. Tai yra labai daug laisvės suteikiantis dalykas kūrybai ir vat, kai man labai patiko, kad kalbėsime apie kūrybiškumą, tai man tas kūrybiškumas ir yra. Jeigu turi laisvę, tai tu ir kursi. Jeigu tave kažkas laiko pririšęs, tai toks ten ir kūrybiškumas, tu bandai kažkam įtikti. Tai vat aš nenoriu niekam įtikti, tai aš bandau laikyti tą laisvę. Tai toks, kaip ir uždirbu, bet kaip ir tai nėra, kad būtinai reiktų iš to labai daug uždirbti. Balansas. Nu, vat ieškau to balansą, kad galėčiau sau leisti toliau mėgautis dalykų ir būti tam 15 metų, kad tai būtų malonumas, o nebūtų tik tai kažkoks darbas, kur tu pastoji bandai kažką išgyventi. Man labai patiko tavo filosofija, būtent šito brando, kad jum yra svarbu žmonės. Jo. Žmonės. Kažkuriuo metu, kai pradedi verslaut, žmonės dingsta. Atsiranda kiti dalykai. O pas jūs tas yra, kad žmonės. Ir visom prasmėm, man kava yra, gal eisim paskui, gal jo ten nuo pradžių, ten istorija dar kažką, bet man kava be žmonių apskritai neegzistuoja. Ir čia yra visais aspektais, nuo to, kad ten tau kažkas tą kavą užaugina ir atveža ir gamina ir dar kažką, ir tu ją geri, bet ir kitais aspektais, kad tu gert kavos vienam yra, man gert kavą vienam yra nesmagu. Aš visada gersiu kavą su kažkuo, o dėl ko? Dėl to, kad tai yra žmogus, su kuriuo tu praleidi labai gerą kokybišką laiką ir tu su juo bendrauji ir kažką išmoksti ir sužinai, o gal tiesiog gerą nuotaiką turi. Industrijai labai daug yra įdomių žmonių, kūrybingų ir labai drąsių ir įdomių ir su jais pokalbiai, laikas leidžiamas, daromas kažką kartu. Tai pakrauna, kad nepakraus joks ten kavos puodelis savaime tiek energijos, kiek tu gauni žmonių. Arba jeigu ateina pas tai degustacija žmonės ir būna visokių ateina skeptikų, ateina entuziastų, ateina įvairių žmonių, ne? Ir jie, kai ateina, būna irgi aš po tų 2-3 valandų, sakau, kad pas mane degustacija trunka iki 2 valandų, bet realybė būna, kad žmonės išeina ir ilgiau užsilaikę, nes mes tiesiog kalbam, diskutuojam, lendam gilin ir tiek fainai pakrauna tas žmonių smalsumas ir noras sužinot, kad pats gėrimas, jisai yra tik kaip įrankis, aš sakau, kava yra įrankis, pasiekti žmonės, pasiekti emocijas, papildyti savo irgi, gal sakau, kažkokį tai ten šulinį, kurį turiu, nes IT sfera yra atvirkščiai, IT sfera yra visai kitokie dalykai ir ten yra kitas vertybės ir ten gaunasi, ten būda, jeigu važiuoji žemyn, tai tada kava pakrauna. Ir vėl žemyn, ir vėl pakrauna. Tai aš taip radau tokį balansą, kas būnant dviejose tuose pasauliuose, kad kavoji žmonės realiai ir išlaikė. Nes vienu metu aš galvojau tiesiog sustoti kavos savo kelią, buvo tokia duobė. Bet vėlgi žmonės ir jie tiesiog išlaikė mane ten ir paskatino kažkurie tai smalsumą ir vėl aš pradėjau toliau lysti tai.
Tai žmonės yra numeris vienas. O toliau gali būti kava, gal kažkada tai bus alyvo gėlėjus, gal kažkada tai bus medus, gal kažkas, nežinau, kas tai bus, bet žmonės yra visada svarbiausi. Sutinku. Tai šiandieną mes kalbėsim iš tiesų apie labai daug temų paliesim. Tai kalbėsim apie kelią į kavos pasaulį, apie kavos kultūrą Lietuvoje, didžiausias kavos ruošimo klaidas. Papasakosi, kaip pasidaryti tą skanų puodelį kavos namuose, namų sąlygom, kur, sakykime, skonis būtų kokiam restorane ar kavinėje, ar kažkur ten, kur tave nukeltų, nežinau, į Amazonės miškus. Arba pas močiutę į kaimą. Pas močiutę į kaimą, taip irgi kam kokios asociacijos. Taip. Tai jo, tai daug temų turėsim, tai nežinau, gal tada bandom kažkaip struktūrizuoti ir važiuojame, ne? Truputėlį, jo. Tai kaip ir prieš tai minėjau, kavos pasaulyje jau esi labai daug metų. Apskritai, kaip prasidėjo šitą kelionę? Aš kažkada dariau net prezentaciją vienam iš kavos festivalių Lietuvoje, tai aš ją pavadinau vienas puodelis, kuris pakeitė gyvenimą. Tai realiai buvo, aš kavos, atvirai sakau, nekenčiau visą savo gyvenimą iki kol paragavau tinkamos kavos. Tiesiog nesuprasdavau, kodėl tas gėrimas gerimas, kodėl žmonės jį mėgsta, kodėl iš vis apskritai jisai egzistuoja, nes jisai ir smirda, ir kartus, ir bla bla bla. Man tiesiog būdavo nesuprantama. Tada buvo trendas čia Lietuvoje, kad visi pradėjo, kai kofeinas atsidarinėjo, visi ten studentai eidavo kavos su ten sirupais, pienais, grietinėlėm, visą kitą. Tai tau irgi nesuprasdavau, kodėl aš turiu gerti kažkokį daiktą, kuris ir kartus, ir super saldus, ir riebus, tai irgi neprilipo. Tai man šitie dalykai visiškai neėjo, iki kol mes gyvendami Estijai, kai aš dirbau, tuo laiku dar Skype'as toks egzistavo, tai Microsoft produktas, tai aš tada dirbau ten ir mes gyvenom Taline ir aš nuėjau į vieną pirmųjų Baltijos šalyse kavinių, kurie iš tikrųjų jau veždavosi tą vadinamą ypatingąją kavą. Ir jie važiuodavo į parodas, jie važiuodavo į ūkius, tai buvo tuo metu labai retas dalykas Baltijos iš vis šalyse, kad taip darydavo, dar tik viskas kūrėsi. Ir mes nuėjom ir tiesiog su žmona, jinai norėjo kavos, sako, atsigersiu kažkas, pasiėmėm ten kapučinus, nes tada juodos kavos negerdavau, dar man jinai vis tiek galvodavau neskani kartai ir visa kita. Ir aš paragavęs tą puodelį supratau, kad aš taip galvojau, kad barista man įdėjo sirupą. Tiesiog, nes kapučinas labai saldus ir mėlynių skonį, ir aš galvoju, garantuotai pridėjo sirupą. Jau piktas, jaunas buvau, užsidegęs, piktas, čia visą kitą pasipiktint, kad sakau, kodėl jūs man sirupą pridėti, ir jisai sako, aš nepridėjau. Sakau, negali būti, nes čia yra mėlynių skonis. Sako, tai tada teikit. Kavinė buvo apituštė, jisai mane pasikvietė prie kitą barą ir ten buvo daug pupelių, davė pauostyti, davė pakramtyti pupelės ir parodė, kas tai yra ir kad tai yra natūralus produktas, kad tai nėra kažkokie skoniai pridėti chemiškai ar kažkaip. Ir aš tos kavos tada net nusipirkau, tada dar pirkau maltą kavą, nes namie malūną, aišku, neturėjau, nusipirkau tas pupelės, itališką moką kavinuką. Ir pradėjau namie gaminti kavą ir aš supratau, kad aš ją galiu gerti juodą, be jokių cukrų, be jokių pienų, jinai tiesiog geriama, ne? Ir tada kažkas trinktelėjo galvoj, kad iki tol aš tiesiog gerdavau kavą, kurios nemėgdavau. Tai reiškia, neradau savo gėrimą. Dabar radau kažką, kas patinka ir tada tas gykas, moksliukas viduj, tiesiog atsibūda ir pradėjau lyst, bandyti suprasti, kodėl tas skonis yra toks. Kodėl šita man kava skani, o ta būda neskani, kuo jinai skiriasi, tada atsirado visokias degustacijas, atradau gyvenimą suvedę su žmonėm, kurie buvo pakankamai crazy, kad mane užmaitintų tuo tokiu smalsumu. Ir buvo gal lemiamas žingsnis, tai kai irgi Estijai vienoje kavinėje organizavo atvirą degustaciją, atvažiavo žmogus iš Amerikos, atsivežė ten 20 kavų ir jo pratimas buvo duoti tiesiog ragauti kavas ir užsirašyti, ką jautė, po to pabaigoje jisai buvo irgi vienas iš tų tokių gal jau kavos, ne tai, kad someljė, bet tai vis tiek jau profesionalų. Ir pabaigoje mes ten lyginam, kas ką jaučia. Ir pas mane apie 80% sutapę buvo dalykų. Ką jisai jaučia, kas pas mane ir mes pradėjom šnekėti ir sako, ką tu veiki gyvenime, sakau, nieko, čia tiesiog vaitišnikas dirbo ir tiek. Ir supratau, kad
yra kažkas, jaučiu skonius, sugebu atskirti ir tas produktas man pradėjo patikti. Nu ir visą kitą jau tada įsivėliau. Tai vat, visą tai atvedė galų gale, kol pats patapau someljė. Geras. Labai iš tiesų gera klausyti. O sakyk, va tos žinios apie kavą, apie kavų rūšis, kaip jinai yra ruošiama, kaip turėtų būti ruošiama, jos tradicijos. Aš kaip suprantu, visą tai susirinkai per patirtis, per daug metų. Jo, tai daug yra knygų skaityta, yra daug sutikta žmonių, yra bendrauta pačiam tiesiog bandai. Aš jau ir dabar sėdžiu studijai, tai nežinau, galiu biškiai, kas matysis, ten altorius, tai ten yra kavos gaminimo aparatų daugybė, čia visokie ten grinderiai, viskas stovi. Geras. Dabar yra daug dalykų išbandyta ir vis dar bandama ir aš vis dar žaidžiu su tuo. Tai tiesiog jo, praktiškai bandai. Bandai, kažką išgirsti, nežinau, internete paskaitai, knygoje paskaitai ir bandai. Bandai atkartoti tos dalykus, ką daro, pavyzdžiui, pasižiūri, ką daro žmonės ten kavos varžybose, bandai tą atkartoti. Pasižiūri, ką daro kitose šalyse, vėl bandai atkartoti. Tas pats, pavyzdžiui, turkiškas kavinukas, kur daug kas sako, kad su turkišku kavinuku ten išsiverdė labai, nežinau, ten neskanė, karčia kava, ten visi Graikijai keliavę, dar kažkur sako, smala ten išverda. Nu, šitą galėčiau paneigti, kad Instagram live negaliu paneigti, bet jau gyvai aš išvirčiau tą kavinuką turkišką ir puikiausia kava su jo gali virti, kuri būna ir uogiška, ir saldi, ir skani, ir viskas su ja gerai, tiesiog reikia žinoti, ką darai. Tai viskas ateina su bandyt, atrast, bandai, kol galų gale randi tai, kas tau patinka ir tai tada užsikabini ir dar toliau važiuoji. Nu, jo, va čia ir yra, kai tau patinka, ką tu darai, kai tu to domiesi, kai tu to gyveni, tai yra tavo oras, tu tiesiog barai ir viskas. Tada tiesiog darai ir tuo metu nelabai ten kyla klausimų, kodėl tai darai, tiesiog darai ir viskas. Ir paskui jau žiūrint atgal, ten po praėjus 5-10 metų, sudėdi paveiksliuką, kad jo, viskas labai gražiai susidėjo, bet tuo metu aš negalvoju apie tai, ką aš ten darysiu, kaip darysiu, tiesiog bandžiau. Jeigu vienas dalykas nepatinka, bandau kitą ir bandau suprasti, kodėl, pavyzdžiui, nepatinka. Tai viskas labai natūraliai. Dar esi minėjęs, kad lankaisi arba lankote su žmona tikriausiai kavos ūkiuose, teisėjavai varžybose, ragavimo čempionatai. Kuri patirtis tau labiausiai, sakyk, patiko, kuri paliko didžiausią įspūdį? Jas visas labai skirtingas ir labai sunku išskirti, bet gal du įsimintiniausi tai yra vis tiek, kai kavos ūkiai, bet ne tie tokie neturistiniai, bet man yra tekę nuvažiuoti į ūkį, kuriame realiai su ūkininku mes galėjom ir kavą nešti ir ten dirbti prie jos ir apdoroti ją ir vežėm į malūnus tokius specialius apdorojimų, kur ten nulupinėjom. Tai realiai tu gyveni ūkyje ir matai, kaip žmonės dirba jame ir pats gali prisidėti. Tai ten buvo labai, sakyčiau, smalsumui sužadint buvo kažkas tokio, todėl kad tu esi ten, tu esi visiškai svajonių vietai, kur tu matai, kad auga tie medžiai, žydi jie tuo metu, kai aš buvau, jie kaip tik žydėjo. Tai kvapas yra įspūdingas, tu juos matai, tu gyvai gali su ūkininku kalbėti, kadangi aš buvau Kenija buvus anglų kolonija, tai jie vis dar labai puikiai angliškai šneka daug žmonių. Tai netgi tie kavos rinkėjai, kurie yra pati pigiausia darbo jėga, kad ir kaip gaila, jie nėra išsilavinę žmonės, bet net su jais dar gali susišnekėti. Tai aš labai daug sužinau dalykų praktiškai, ir pamatai praktiškai. Tai buvo labai, po to grįžus, labai daug dalykų susidėjo kitaip, kaip ką aš norėjau daryti, su kuo aš bendravau ir panašiai, tai labai pakeitė gyvenimą iš tos pusės. O kita įspūdinga buvo patirtis, tai jo, nuvažiuoti pasaulio čempionatą. Kai čia Lietuvoje laimėjau ragavimo čempionatą ir važiavau atstovauti Lietuvą į pasaulį, tai buvo, nuvažiuoji ten ir tu staiga supranti, kad tai buvo pirmas iš vis kavos festivalis pasaulinis, į kurį aš nuvažiavau ir tu matai tas visas Instagramo žvaigždės ten, YouTube žvaigždės vaikštančias, visas kavos žvaigždės vaikštančias ten. Tu supranti, kad tu papuoliai į tokią aplinką, kur wow. Ir tu tada varžaisi su geriausiais pasaulio kavos ragautojais, kurie ten metų metais dirba skrudyklose, metų metais ten viską daro. Ir jų, kaip tie skillsai, sugebėjimai yra kosmosas kažkoks ir tu bandai su jais rungtis, bet svarbiausia, kad tu esi ten. Tai tas pabuvimas tarp geriausių, čia tas pats, kas į olimpiadą nuvažiuoti sportininkai. Jeigu nuvažiavai ten ir tu esi tarp geriausių, tas jausmas jisai lieka visam.
Ir kas gražiausia, liko kontaktai, labai daug žmonių iki šiol aš bendrauju su jais ir va, per juos pažįsti kitus žmonės, tai staiga patampi tos bendruomenės dalim, Mhm. kuri tau buvo atrodė kažkur nepasiekiama, kažkur toli, tu ten atrodo netempi tokio lygio, dar kažką, bet staiga tu pamatai, kad tu tempi ir esi ten ir tu buvai su jais ir tai man labai labai irgi, nu, asmeniškai galbūt, Jo, suteikia tai daug yra toks labai, pasitikėjimo savim. tai yra netgi labai toks kaip, nu, aukštas įvertinimas pačiam savo. Net labai. Ir toks, nu, sakau, po to čempionato aš grįžau, ten man nepasisekė, aš ten neįvykdžiau savo tikslų. Čia ne tai, kad laimėt važiuoju, bet važiuoju gyvendinti savo tikslų, ne čia kovoju su savim. Tai aš neįvykdžiau savo tikslų, ten nepadariau tiek, kiek norėjau, rezultatų buvo pikta, visko buvo, ten ir ašarų buvo, ir pykčia ašarų, ir visko buvo, bet grįžus ir nurimus emocijom, tada man labai daug davė to, kad jo, aš buvau ten. Aš sugebu, aš žinau, aš galiu ir tada dar po savo sekančiais metais antrą vietą Lietuvoje iškovojau. Tai irgi savo įrodžiau, kad nebuvo ten, kaip sakant, tiesiog, tai realiai tikrai galiu ir tada po to sekė labai daug, vėlgi. Asmeniškai buvo tiesiog daug stipriau, galėjai daug dalykų daryti. O sakyk, vat, apie pačią kavą, sakykime, kas yra gera kava, nes daug kur girdim, kad gera kava turi būti brangi kava, net už ją turi labai daug sumokėti. O kaip tu apibūdintum tą tikrą gerą kavą? Aš va tokį klausimą atgal duosiu. Aha, Jo, kaip mes... man įdomu iš karto, kai žmonės sako, kas yra brangi kava, man įdomu, kas yra brangi kava, kiek va, tu pati įsivaizduoji, kas yra brangi. Nu, aš nežinau, dabar žinai, kai visur kainos yra sukilusios. Nu gerai, paimkim, sakykim, tradicinę kavą, kur pasitik būna namuose, Maksimos, Norfos, Jakobsas. Ok, tai čia nebrangi kava. Kaip ir ne. Taip, čia yra pigi kava, čia yra pigiausia kava, kokią mes galim gerti, ne? Nu, nes tai yra ta vadinama parduotuvinė kava, tai jinai yra ne veltui parduotuvėse, ne veltui maltą pardavinėjama, ne veltui yra pardavinėjama tamsiai skrūdinta, nes ten vienas iš tų požymių, kai sakau, kas yra gera kava, tai yra kavos kokybė, ne? Tai kavos kokybės ten tikrai nėra, jinai yra perkama pigi žaliava, defektai yra slepiami dažnai, arba tiesiog jie būna, nežinau, ten kava gali būti, pavyzdžiui, nuskinta nepilnai prinokus, arba ten sumaišyta, ten biški prinokusių, biški nežinai, tada gaunasi, kad tu neveltui, pavyzdžiui, kai kurie žmonės sako, ten Jakobsas koks rūgštus ar kažkuri kava rūgšti, nu tai jinai rūgšti todėl, kad buvo paskrūdintos, pavyzdžiui, žalias uogas. Nu tai tu žalią vaisių paskrūdinsi, tu gausi rūgštį, gausi ten tokį neskanumą, skrandžiui sunkumą ir visą kitą. Tai ten tos kokybės vadinamas lygis yra daug žemesnis prekybcentriuose. Ir ten, nu tiesiog, tai reikia suprasti, kad ta vadinama commodity coffee. Tai jos yra daug, jinai varoma dideliais kiekiais ir jinai stengiamas iš jos daryti didelės maržas, tai reiškia perka pigiai, parduoti kuo brangiau, skrūdinama masiniais ten kiekiais, pačiose skrūdyklose tos mašinos, roasteriai yra kosminio dydžio ir kadangi tu skrūdini didelį kiekį, tai sukontroliuoti netgi skrūdinimo kokybė yra jau sunku, nes vis tiek tai yra didelis labai, tai mes kalbam ten 10 kilogramų, ten skrūdina vienu metu, ten, paskui ten, nes įsivaizduokit, ten reikia tonam varyti, ne, tai ten būna aparatų daugybė ir ten... Viskas konvejeriu eina. Tai vat, ten kokybės standartai yra mažesni, jeigu mes kalbam apie tikrai gerą kavą, tai vėlgi nereikia visada fokusuotis į kainą, kaina nebūtinai bus brangi, taip, nu, vat, kokybiška kava, mes kalbam, jeigu ta vadinama ypatingąją kavą einama, ne pagal kavos vertinimus, ten anksčiau būdavo taškai, bet atitinki tam tikrą ribą. Ten yra, pavyzdžiui, 300 gramų ten kavos žaliavas, ne, ten negali būti, atsitiktinai, negali rasti kažkokių, pavyzdžiui, kritinių defektų, kurie ten yra 5 ar 6, ne. Jeigu radai nors vieną, viskas ta kava eina į Maximas, jeigu nėra, ten važiuoja, žinai, toliau. Tada yra visai kitų, dar niuansų įvairių, tai ten yra kokybės kriterijų labai daug, bet jeigu jau atitinki tą vadinamą ypatingąją kavą, tai automatiškai tu ten tikrai gauni, nu, kavą be defektų, kavą, kuri buvo prižiūrėta, auginta visai kitais standartais. Tai yra vienas iš geros kavos požymių ir tada žmonės sako, bet aš tokios neįpirksiu ir visą kitą, nu, nebūtinai, nes, pavyzdžiui, dabar iš vietinių skrūdintojų perkant, tikrai galima nusipirkti pakelį 200 gramų, kuris ten kainuoja, nu gerai, 8-9 eurus.
tikrai O tu tą galima patį gauti. sumokėsi už Nu ne, Jakobsas pigiau kainuos, jisai ten gal po pusę kilo, gal dabar kainuos didesnį 9 eurų kiekį kažkas to. gauti. Jo, tai nėra tai spūdinga kaina, bet jau mes jau kalbam apie kokybišką kavą, ne? Antras kriterijus yra šviežumas kavos. Taip. Tai jinai bus paskrūdinta, nu, vat, visai nesenai, ne, ten prieš savaitę, prieš 2 mėnesius gali būti skrūdinimo data. Ir jinai bus parašyta ant pakelio. Mhm. Tai vėlgi, geros kavos požymis, ne kokybė ir šviežumas. Parduotuvėje, jeigu nueisim, pasižiūrėsim, padarykite eksperimentą, paieškokit ant pakelių užrašą, kada buvo skrūdinta. Tai sėkmė surast. Geriausia atveju surasit, iki kada jinai galioja, o iki kada galioja, čia vėlgi, aš to negaliu pasakyti, kad tai yra tikra teisybė, bet visi, buvo anksčiau kalbama, kad, pavyzdžiui, jeigu tu matai, kad geriausia iki, tai dažniausiai būda atimk 2 metus, tai prieš panašiai 2 metus, metus su pusė jinai buvo skrūdinta. Tai ten ir jinai užvakumuota ne veltui, nes kitaip jinai visiškai būtų pasenusi, ne? Tai vėlgi, šviežumas yra numeris 1, kaip ir su visais produktais. Perkam pieną, norim šviežaus, perkam mėsą, norim šviežios mėsos, ne, ten, nežinau, perki daržovės, nepirksigi kopūstą, kuris ten sudžiūvęs, pirksi tą, kuris sultingas, ne? Sultingas, šviežias. Tai ir su kava. Šviežia kava, šviežia ta kokybės atitinkančių standartus kava, jinai ir yra gera kava, o toliau jau prasideda, kaip tu ją gaminsi, su kuo tu ją gaminsi ir visa kita. Ir taip gali nueiti iki labai crazy dalykų, jeigu mes kalbam brangią kavą. Tai praeitais metais brangiausia kava, kurią buvo parduota aukcione, jinai kainavo $30,000 už kilogramą. Tos kavos buvo 20 kg pasaulyje, ją nupirkau 600,000 skrūdintojas Dubajui, kuris žinojo, ką daro, nes tai yra didelis marketingas ir jisai prisitraukė. Ten tos kavos galėjai nusipirkti, man atrodo, $200 padarydavo tą tokį filtrinės kavos dozę, podeliai, tai būdavo $200 pasijūt. Dar gal iki šiol, man atrodo, dar turi. Tai jeigu varysit į Dubajų, tai galima, bet tai čia buvo brangiausia kava, tai nežinau, ar tokia kas nors logiškai jau už tiek galima pirkti, tai ne, aš manau, kad ten jinai tiesiog, kadangi jos labai mažai, jinai ekskliuzyvas, tai jinai buvo tiesiog nupirkta labai brangiai. Bet ir nebūtinai, sakau, nebūtinai brangiausia yra geriausia. Aš ir dabar turiu įvairios kavos studijai, turiu, kur pakelis kainuoja 50 eurų, ne, turiu, kur pakelis kainuoja 7 eurus. Šiandien dariau eksperimentą, iš vis užsisakiau kavos, kuri yra skrūdinta ten prieš 3-4 mėnesius, ją pigiau atiduoda, bet aš iš jos vis dar galiu išspausti, ką noriu. Tai vėlgi, kaina man ne visada rodiklis. Ir žmonėms sakau, nežiūrėkit tik į kainą, žiūrėkit į pačią kokybę ir į šviežumą. Ir tada jau mes kalbam apie žaliavą, iš kurios gali kažką gauti. Nes jeigu turi blogą žaliavą, turėk kokį nori aparatą ir neišspausi kavos. Geros neišspausi. Svarbiausia kokybė ir šviežumas. Visiškai. Nuo žaliavos. Žaliava yra pati svarbiausia. Visa kita yra tik tai jau, kaip tu gali sugadinti. Nes kai jau paėmi kavą į rankas, toliau ją tik tai gali sugadinti arba iš jos kažką dar išspaus, bet ten jau, jeigu nėra žaliavai, nebus nieko. Dar toks klausimas iškilo vis tiek. Aš kaip suprantu, kavos rūšių lentynoj turi daug. Šiai dienai specialiai paskaičiavau, turiu 64 pakelius. Normaliai, čia kaip pas mane silikoninių formelių mano edukacijom, 400 plius. Pas mane kavos gaminimo aparatų yra apie 20 su viršitų filtrinės, o kavos jo, tai aš visada turiu daug. Kiek podelių? Mažai podelių. Aš podeliais, kai turiu mylimą, tai turiu mylimą. Jį naudoju. Ištikimas. Nebent tie degustaciniai podeliai, tai čia kitas, bet ten jie tiesiog degustacijams skirti. Bet jie gal mažesni, tikriausiai mažesnio tūrio. Priklausomai kokią degustaciją darai. Arba ragavimą, arba tai įvairių yra. Aha, okay. Labai noriu pakalbėti apie didžiausias klaidas, kas mes darom ruošdami kavą namuose. Kokios tai būtų? Aš sakyčiau, gal čia ne tai, kad klaidas, bet niuansai, kurie sužaidžia. Ne? Galbūt, sakykime, klaida galėtų būti, jeigu žmogus, kuris tikrai nežino, ką daro su kava, naudoja verdantį vandenį. Jeigu tiesiai užviria ir iškart pili, ten 100 laipsnių ir 9 ten, tai jeigu nesi patyręs ir nežinai, ką tikrai darai, kai tau tikrai tas temperatūros reikia, tai čia galbūt klaida, nes tada tu išspausi iš kavos daugiau kartumo.
tiesiog natūraliai ekstrakcija vyks labai, labai greitai ir ištirps pirmi dalykai labai greitai, bet kartu tirpdys ir tos dalykus, kurie paskui puodelėje būna kartu. Aš ten neinu gilinį į chemiją, bet tiesiog, ką sakau, tai bus daugiau kartumo, ne? Tai tu, kaip ir degini šiek tiek tą kavą, sakykime. Tai čia tikrai ta klaida, kurią dažnai žmonės daro, tiesiog užvirė ir užpyliau. O visa kita tai yra tiesiog niuansai. Nėra ten klaidų. Kavą galima daryti įvairiai, kavą galima daryti su kuo nori, kaip nori. Tai yra tavo gėrimas, kurį visada žmonėms sakau, tai yra tavo gėrimas, kuriuo tu mėgaujas, tai yra tavo laikas. Ir darai tai, kaip tu nori. Bet tik tai yra niuansai, be kurių aš manau nepasidarysi tikrai geros kavos iš geros žaliavos. Tai vienas dalykas, žmonės dažnai perka maltą kavą, kas yra klaida dėl to, kad tu labai greitai prarandi skonių visą ten palėtę, ne? Tai kai tu kavą sumali, kas atsitinka iš fizikas pusės, tai susmulkini pupelę ir staiga deguonis ir visi kiti drėgmė ir šviesa sąveikauja su daug didesniu kavos pupelės plotu ir taip jinai greičiau sensta. Tai tu laikai pupeliai, tai viduj, kas ten yra viduje, ne, tai laikosi ilgiau. Tai vėlgi, tirpt pupeliam ir maltis prieš gaminant kavą yra ne tik, kad tu geresnį žaliavą kavą turėsi, bet kvapas, kurį tu ryte, pavyzdžiui, atsikeli, ne, arba ten prieš piet, kada jau kavą geri ten prieš piet, ateini, susimali kavą, tas kvapas, kuris yra šviežios kavos, ne, jisai uždominuoja visą kambarį, tu pasidarai kavos, sėdi, geri, tai yra visai kiti aromatai. Tai čia yra toks niuansas, kurį aš sakau, jeigu norit save pamylėti kavoj, tai nusipirkit malūnėlį. Bet ir kokį jums pavyks nusipirkti, yra visokių. Geriausia, aišku, būtų, kad tai būtų girnų malūnas, ne tie, kur peiliukais kapoja, bet ir tų yra rankinių, elektrinių, ir įvairių, ir pigesnių, ir brangesnių, ir labai brangių. Čia jau kaip kas kokį nori, bet malūnas yra numeris 1, o kitas yra vanduo. Žmonės dažnai pamiršta, kad vanduo yra tai, kas yra pagrindas visą gėrimą, ne? Ten jeigu filtriniai kavoj, pavyzdžiui, espreso kitaip skaičiukai, bet filtriniai kavoj 98,5–98,6% gėrimo yra vanduo. Ten visa kita, kas ištirpsta, bet yra apie 1,6–1,5% yra kavos kažkas, kas ištirpo, ne? Tai visa yra vanduo. Tai jeigu naudosi prastą vandenį, tai prastą kavą ir gersi. Jeigu tavo vanduo neskanus, tai ir kava bus neskani. Tai visada siūlau pasibandyti su vandeniu. Ir kad suprast, pavyzdžiui, jeigu nesuprantat, kiek tai gali, tai paimkit, nusipirkit kokį, nežinau, akvilę. Nenoriu nieko reklamuoti, bet paimkit, pavyzdžiui, ten akvilės vandenį ir pabandyti su akvilės vandeniu padaryti ir padarykit su krano vandeniu. Ir garantuoju, kad skirtumas pasijaus bet kuriam žmogui. Ir pasimatys, ar ten labiau patinka, nelabiau patinka, čia kitas dalykas, bet vanduo ir jame esantis mineralai ir jame esančias visokias dalelės įtakoja kavos, arbatas, kavos visų gėrimų skonius. Ir čia yra vienas iš niuansų, kurį žmonės labai lengvai ignoruoja. Ir man yra buvę, kai, pavyzdžiui, grįžtu namo pas mamą, darau kavą ir ten mama visada daro kavą ir visada gaunasi karti. Jis karti, kad ir kaip darytum, vis tiek į kartumą. Todėl, kad ten vanduo buvo, jisai gana kietas, net labai kietas. Ir kai tik tai aš ten nuvežiau filtrą, mamai padovanojau ir pradėjom filtruoti vandenį ir kavą daryti ir arbatą daryti su filtruotu vandeniu, tai arbatinukai nebekalkėja vienas dalykas. O kitas dalykas, kava staiga pasidarė visai skirtinga ir įdomi ir faina, o ne tik karti. Tai vanduo yra tiesiog vienas iš tų dalykų, kurį žmonės tiesiog natūraliai pamiršta. Nes vanduo yra vanduo, ne? Vanduo. Tai čia niuansas. Ne klaida vėlgi, bet niuansas, apie kurį galim pagalvoti. Okay. Taip. Gerai, įdomu, šiaip žiauriai įdomu klausyti. O sakyk, kokia yra ta kavos kultūra Lietuvoje? Čia sunku, šiaip sunkus klausimas, todėl kad jinai labai įvairi, skiriasi labai nuo regionų ir miestų, ne? Tai miestuose ten vėlgi tarp miestų net skirtumai yra Vilnius, Kaunas, ką daro Panevėžys, ten Alytus vėl kitaip. Tai
tas lygis kavos labai kitoks ir žmonės kokią kavą geria yra kitoks, bet jeigu taip žiūrint paprastai, tai žmonės vis dar namuose tikrai daug geria užpiltinės kavos, kas yra gerai šiaip, jeigu gerą žaliavą užpilam, tai yra labai puikus būdas gaminti kavą, čia niekas negalvoja apie tai, bet tai yra tikrai geras būdas. Močiutės kavą darė gerai, tik žaliava prasta buvo. Tai močiutės nekaltas. O šiaip tai jo, tai užpiltinė kava, tada daug labai žmonių turi tuos, kaip aš vadinu, mygtukinius aparatus, kur paspaudė ir pribėga ten kažkokią gėrimą, ne? Ten espresso daro, kapučiną namie daro, kad jau kokį ten, ką jie geria, ne? O kavinėse vis tiek dar labai daug kur dominuoja apie, tie gėrimai su pienu. Dažniausiai ten dabar jau labai daug, Vilniuje tai tikrai daug, kur Kaune, aš manau, ten rečiau lankausi, bet irgi tikrai yra vietų. Tai filtrinė kava irgi jau labai gavo savo vietą, tai yra visokie ten tie ir gaminimo aparatai ir visa kita. Arba tiesiog tas vadinamas, jeigu atvažiuosit Vilniuje ten ar ten Kaune, kur kavinėse tas jau vietinėse pamatysit batch brew vadinama, tai tas batch brew tai tiesiog yra automatinis filtrinės kavos aparatas, pagamina kavą ir jas pilsta į termosus ir po to pilsta į podelius. Tai tiesiog filtrinė kava, juoda kava ir tokia yra smagiau gerti negu tą juodą kavą, kurią varo per espresso aparatą, nes tu tiesiog ekstrakcijas ir skonių lygiai yra visai kiti, tai tas filtrinės kavos skoniai yra natūralesni. Tai žmonės jau atranda ir tą. Tai mes tokie mišinys tarp skandinavų filtrą, nes skandinavai labai mėgsta filtrinę kavą. Ir kažkodėl mes vienu metu galvojam, kad mes labiau gal prie italų ar kažkokių, tai nežinau, ir staiga norisi labai espresų. Tai toks mišinukas yra. Bet kas tikrai vyksta su Lietuvos kavos kultūra, tai kad jinai auga. Ta prasme, mūsų lygis yra dabar tikrai aukštai. Mes turim labai daug gerų skrūdintojų, gerų kavos vietų. Pavyzdžiui, Hurakanas, dabar praeitų jau skaitasi gal metų. Pagal vieną iš konkursų, tokių prestižinių, tai buvo pripažintas geriausias skrūdintojų pasaulyje. Aš šiaip, žinok, apie Hurakaną esu girdėjus iš kelių iš savo studentų, net kaip rekomendacijas, kad jų netgi kavos pupelės yra labai geros, labai skanios. Tai jie atsiveža tikrai įspūdingų kavų, dabar irgi aukcionė laimėjo ten už įspūdingas sumas, ten kavų atsiveža, tikrai įdomių. Bet yra Hurakanas, čia tik tai paminėjau dėl to, kad suprast, kad kokie mes lygiai esame, ne? Tai realiai mes turim skrūdintąją, kuris buvo pripažintas ten tikrai prestižiniam konkursė geriausių skrūdintojų pasaulyje. Tai yra, tuo reikia didžiuoti, džiaugtis ir visą kitą, iki ko mes supraukam. Bet yra ir daug daugiau kitų vietų ten skrūdintojų, dabar mes turim, neatsimenu skaičius. Bijau net pameluoti, bet mes kalbam 10 Lietuvoje skrūdintojų, kas anksčiau buvo net nesuprantama, kad čia žmonės skrūdina arba skrūdina dideliais kiekiais ir visa kita. Dabar yra tikrai tų mažų skrūdintojų, ar ten mažų, didesnių, čia vėlgi, ten Hurakanas ar mažas ar didelis, kam kas ką lygina, ne, bet aš tai vadinu vis tiek pakankamai nišiniai dalykai, maži, yra dar mažesnių. Bet kavą skrūdina tikrai daug vietų. Žaliava, kuri pasiekia Lietuvą, tas kavinės yra tikrai įspūdinga, jau dabar galima nusipirkti tikrai ir prabangių kavų, kas anksčiau būdavo labai sunku įsivaizduoti, kad Lietuvą atveši ten brangios kavos ir išpirks tau tos pakelius, tai dabar išperka ir po 30 ir po 40 ir 50 eurų pakelį išeina, vis tiek nuperka žmonės. Tai reiškia, jau yra auditorija, kuri supranta, kodėl ten yra, kurie gali savo leisti, ačiū Dievui, žmonės Lietuvoje daug uždirba, yra uždirbančių daug, ne visi, bet yra daug jau uždirbančių ir jie gali savo tai leisti. Tai labai padeda ir kavos kultūrai, nes tada gali kavos tie skrūdintai nebijoti eksperimentuoti ir vežti netgi brangesnį dalyką ir bandyti, nes yra šansas, kad viskas bus gerai. Anksčiau tai buvo tiesiog neįmanoma. Ir apskritai anksčiau, jeigu kalbam, kodėl lietuvių kavos skonis dažniausiai kalba apie kartumą. Jeigu paklausiu lietuvę, koks kavos skonis, tai visi sakys karti, ne visi, bet daug. Tai dėl ko taip yra? Dėl to, kad ilgą laiką Lietuvoje tiesiog nebuvo kavos geros. Mes gaudam tragediją, ten ką gaudam. Už tai ir man būdavo neskani, ten vaikystėje paragaudavau, ką mama geria. Kas ten gali būti skanaus? Ten būdavo labai prastos kokybės žaliava, kuri sudeginta iki anglių tamsumą ir duodama žmonėm. Čia kaip viena kavos kolegė sakė, net šunim tokia neduotų.
Man kažkaip užstrigo šitas, nežinau, labai jokinga buvo. Tai tikrai būdavo labai prasta žaliava ir jinai būdavo karti ir žmonės priprato prie to, adaptavosi. Mūsų užduotis dabar, visų kavos žmonių, kurie tikrai bando kelt Lietuvoje, yra tokių tikrai dabar jau daug. Tai mūsų užduotis kaip tik dabar edukuoti žmonės, kad kava nėra tik apie kartumą. Kava šiek tiek karti, nes ir kofeinas pats kartus, ir skrudintas produktas kartus. Bet kava yra saldi. Kava pagrindė yra saldi. Pati jinai iš savęs yra saldi ir tau cukraus net nereikia. Jinai yra rūgšti kai kuri ir jinai turi būti rūgšti kai kuri ne. Tai labai priklauso nuo rūšies apdorojimo visą kitą. Bet tai nėra tik kartu. Tai yra gėrimas, kuriame yra daug dalykų. Ir kava yra labiau kompleksinis gėrimas negu vynas, beje. Tai daugiau skonių ir poskonių yra kavoje negu vyne. Tai vėlgi žmonės labai ilgą laiką nuvertindavo kavą dėl to, kad mes nežinojom, nematėm, kas tai yra gera kava. Ir tada atsivėrė pasaulis, mes ačiū Dievui, tepam laisvi ir visą kitą. Ir atėjo iki mūsų daug dalykų, buvo žmonės, kurie užsiėmė tą kavą, pradėjo ją čia kultūrą kelt ir viskas ant tiek įsivažiavo, kad mes dabar tikrai aukštai ir iš Baltijos šalių mes, aš drįsiu sakyti, kad mes geriausiai varom, nes mes turim daugą ir kavos renginiai čia vyksta ir mes ir čempionatus darom, ir festivalį darom, ir į pasaulį siunčiam, ir turim pasaulinius roasterius ir visą kitą. Ta prasme, čia tikrai Vilnius, tai apskritai Baltijos šalyse yra kažkas tokia. Bet apskritai Lietuvoje yra tikrai aukštas lygis dabar. Aišku, yra ten ir aukštesnių lygių, kitur pažiūrim pasaulį, bet, mes kaip sakant, niekas negimė iškart lyderiais, bet po truputį mes ateisim. Kaip sakant, mūsų mažai tautai, šaliai, tai yra tikrai labai dideli pasiekimai. Mes maži, bet kieti. Taip, sutinku. Ir šiaip iš tiesų yra smagu girdėti, kad mes tampam vis sąmoningesni apie kavą, apie kavos pasirinkimus, atsiranda tų daugiau žinių ir tų žmonių, kurie edukuoja. Ir būtent yra žmonių, kurie edukuoja, kartais mes save tie edukatoriai vadinam tokie, nežinau, misionieriai, darom, nežinai, kartais atrodo, dėl ko tai darai, tai nėra pinigai, tai nėra kažkas, bet, yra vidinė motyvacija žmonėms padėti atrasti, kas yra aplink. Tau gera tai daryti, tu tuo gyveni. Taip, ir tu matai, kaip žmonės atranda, tu užduoti. Tai, kad žmonėms pasakyti, kad gerkit tą kavą arba tą, ne? Mano tikslas yra tiesiog ir degustacijų metu parodyti, kas yra aplink tave šitam pasauliui ir galbūt tau tai patiks. Ir jeigu patiks, tas pats, kas atsitiks, kas man, ne? Ten patiko, pradėjau ieškoti, radau ir viskas tvarkoja ir atradau savo gėrimų. Jeigu nepatiks ir vis liksi prie parduotuvinės kavos, irgi viskas gerai. Reiškia, tavo skoniui tai yra gėrimas, kurį tu nori gerti ir žinodamas visas tokias detalės, kas ten yra ir kodėl ten yra. Ir jeigu tai vis tiek tinka, tai gerai, viskas tvarkoja. Bet man užduotis kaip edukatorius yra parodyti, kas yra aplink tave, pasakyti, kodėl tai skiriasi nuo kitų dalykų ir jeigu tau tai patiks, sužadins smalsumą, valio, jeigu ne, mano užduotis bent jau buvo, kad tu žinai. Dabar jau tu žinai, ne? O prieš tai nežinojai. Tai viskas. Ir kuo daugiau žmonių žinos, tuo greičiau mes auksim ir tuo mes galėsim, kaip ir ta pati asociacija, dar daugiau dalykų daryti Lietuvoje, nes bus dar daugiau žmonių, kurie interesuoti. Ir tada mūsų lygis vėl kyla ir vėl mes varom. Geras. Aš taip irgi dabar galvoju, reikės prasineš, gal per kavas pasižiūrėti, kas čia yra. Tai lauksiu svečiuose. Mielai ateisim. Taip, pas mane, jeigu užsuka žmonės, aš visą laiką stengiuosi pasiūlyti nuo tokių paprastesnių iki labai egzotikų, kad suprastų. O kas yra egzotika? Visi vėlgi tada iškart, kai tu pasakai egzotiką, įsivaizduoju, kad aš duodu ten siaubingai brangią kavą, ne? Ne, aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti kažkokia neįprasto skonio, poskonių, kažkokia labai taip ypatinga kava. Apie tai dažniausiai ir būna, kad būna kažkuo labai išsiskirianti visai kitoks dalykas, kad žmogus paragavęs sako, oi, čia net ne, kartais sako, kad čia ne kava. Ką čia man duodi? Nes tai būna arba, pavyzdžiui, labai fermentuotas kažkoks, kavos apdorojimas fermentacija taikoma, ne, tai būna labai jaučiamas toks fermento rūgėsio skonis, pavyzdžiui. Ne, geras.
kažkada turėjau, pavyzdžiui, kavą, kuri buvo, nu, mum lietuviam labai artimas skonis buvo ruginės duonos. Mhm. Atsigeri kavos ir atrodo, kad tu, nu, ruginės duonos į burną įsidėjai. Gerai. Tai labai keista, žinau, bet vad būna, ne? Dabar labai ateina nauja banga kavoje ir jinai kelia labai daug diskusijų tarp profesionalų, vieni pyksta, kiti džiaugiasi čia, vėlgi, bet dabar ateina kava su papildomais, sakykime, skoniais, pastiprintais skoniais arba papildomais, bet pridedama ne chemiškų būtų kažkokiu, kur ten pripurškiam, apipurškiam, prikvėpinam ar dar kažką. Tokios kavos apskritai nepirkite, jeigu matot, kad jinai apipurkšta kažko, kad kvepėtų, tai nu, bėkit, tiesiog bėkit. Tai, o ten kava yra fermentuojama su natūraliais dalykais. Pavyzdžiui, ten nuskinam kavą, ne, ir fermentuojam ir į bačką įdedam mangų arba mangų sulčio. Ir ta kava fermentuojasi ir tos mangų sultys patenka į pupelę ir tada, kai tu jas skrūdini, visą kitą, tie nedingsta poskoniai ir kas gaunasi, kad podelę, kai padarai tokį podelį, ten labai labai aiškus stiprus ta vaisiaus kvapas, vaisiaus natas ir tu geri kaip ir kavą, bet kaip ir kažkokį gėrimą su mangais. Čia kaip Ir jeigu tai dar padarai... Kaip ir pasakoju, kur buvo kava su uogomis. Tai ten buvo natūraliai tos mėlynės. Tai vat, galima natūraliai išgauti, bet tai yra labiau tokie, kaip sakant, tie skoniai yra niuansai, tada tau reikia ieškoti. O šitie fermentuoti dalykai yra labai aiškus. Visas, turėjau kavos degustacijai, dariau čia nesenai, su kokosais fermentuotas. Nu tai tu padarai tą kavą ir visas kambarys kokosais kvepia. Tiesiog. Tai aš ją visą laiką duodu paskutinę, nes tada tu nebegali jos šalia kitų, nebesąžininga lyginti, nes tos kavos, kur natūraliai padaromas, juose niuansai kitaip žaidžia, o čia yra labai labai staigiai šokantis ir labai daug žmonių, dabar ypač jaunimo, užsikabina ant šito, todėl kad jiem patinka tas boom, va toks geras didelis boom, kur skonis kažkoks. Ir šita kava, jinai dabar eina. Ir natūraliai tas fermentavimas jis ateina, tai parodo ir tokios kavos. Ar jinai man patinka, nepatinka, čia jau mano problemas, ne, bet žmonėm aš parodau. Kad tai yra, kad tai ateina, kad tai bus, tai jau aišku, kad tai liks. Tai niekur nedings dabar šita kava, bet vėlgi, patiks, nepatiks, būna žmonių, kurie sako, čia ne kava ir aš tokios nenoriu, būna, kurie sako, wow, o dar sako, jeigu aš įpilčiau grietinėlės, tai wow. Nu ir va žmonėms šauna tas smalsumas ir man būna fain. Reiškia, kažkas kažkur suveikia. Aš pagalvojau, kaip paminėjai kavą su kokosais, aš taip jau, o neatsialinatys, aš taip įsivaizduoju tą skonį. Ir va čia, o man, pavyzdžiui, atvirkščiai, aš jas ragavau, bet daugiau ir nenoriu. Tai labai yra skirtingų žmonių, bet tas ir yra grožis. Čia yra grožis. Mes skirtingi ir mes mėgstam skirtingus dalykus. Skirtingi skoniai, skirtingi dalykai, taip, visiškai teisingai. Vat įdomus tas klausimas man kilo. Jeigu, pavyzdžiui, tu galėtum pakviesti vieną, bet kokį, ta prasme, žmogų pasaulyje puodelį kavos, kas tai būtų? Ir apie ką norėtum pakalbėti? Nežinau, ar čia toks bus atsakymas. Aš gaunu šitą klausimą, bet aš visada sakau, aš visada gyvenime pasiekiu žmonės, kuriuos aš noriu pasiekti. Ir aš nelaukiu momentą, kai kažkur galėčiau kažką pakviesti. Realiai aš jau visus buvau pakvietęs kavos, su kuriais norėjau pašnekėti. O ką buvai pakvietęs? Tai gali būti visiškai žmogus, nežinau. Ir paprastas, ne žvaigždės ar kažkas, aš nekalbu apie tokius žmonės. Man kava su žmogum, tai reiškia, kad aš turėsiu kažkokį įdomų, prasmingą pokalbį abiem. Ne tai, kad aš kažko norėčiau, nežinau, pakviesčiau Obamą ir ką aš jo paklausiau. Nieko aš jo nepaklausiau, nes jisai gyvena kitam pasauliu. Aš neturėsiu su juo prasmingą pokalbį ir aš nebūsiu jam įdomus, jisai nebus man įdomus. Nes tu gali jį matyti vienai per teliką, jis realybėje bus kitoks ir tu neturėsi ką veikia su juo, ne? Tai aš visus įdomus man žmonės stengiuosi tiesiog pasiekti kažkaip, vienaip ar kitaip. Pasaulis šiaip yra mažas, gali greit pasiekti žmonės. Ir aš juos pasikviečiu kavos, aš su jais pasikalbu, pabūnu ir visa kita. O į šitą klausimą, kai sako, su kuo norėtum, tai aš visada atsakau atvirkščiai, sakau, man yra ne su kuo norėčiau, o kur. Tai aš norėčiau, pavyzdžiui, dabar šiai dienai atsigert kavos su žmona, šalia sėdėtų vaikas, bet aš sėdėčiau Portugalijoje, Algarvėje, žiūrėdamas į vandenyną. Va, ko aš noriu. Ir aš ko paklausčiau vandenyną, nieko, aš tiesiog klausyčiau.
Geras. O šiaip toks kaip, biškai kaip gal psichologinis klausimas. O tu gali, pavyzdžiui, kažką pasakyti apie žmogų iš to, kaip jis arba jį geria kavą? Neradau Arba šito kokią sąryšio. kavą, pavyzdžiui. Jo, tai būna šitų labai daug, kur ten, tipo, geri espresso, tai ten toks, o ne, jeigu geri filtrai esi toks. Realiai tai aš nematau tokio sąryšio. Nu, Ne? negalėčiau, pavyzdžiui, kad jau kažką sutinki, pamatai, kad jisai ima ten dvigubą espresso, tai reiškia, ten jau taip. Ne, tai neradau šito. Nematau tokio sąryšio, tikrai. Visi tie Nematau. paveiksliukai, man atrodo, nu, klaidinantis, nes pagal visus juos aš vis skirtingai atrodyčiau žmogus, ar Tiesiog skirtingą kavą kultūra turėčiau gerti. kažkokia yra padaryta iš to. Tiesiog čia. Aš manau, kad į visus tuos žiūrėti reikia, kaip sakant, su juokeliu. Ne? Nu, Mhm, tiesiog pasijuokiam ir fan, mhm. o žmonės, jie yra įvairūs. Gali būti labai rimtas ten dėdė verslininkas, nežinau, atrodys, ojoj, piktas ir jisai pasims ten latę su, nežinau, karamelė ir užbarstis marshmallow ant viršaus, Arba o gali kakavos. būti arba kakavas, nu, vat kažką, o kitas žmogus atrodys, kad čia labai žaismingas, ateis ten visas spalvotas ir visa kita, ir jis ims ten, aš geriu tik, sakys, ten tamsią ir juodą kavą, ne. Mhm. Nėra šitie dalykai. Ir dar nuo dienos priklauso. Žmonės negeria to paties dalyką, pavyzdžiui, visada jie gali pabandyti vieną, kitą, trečią, vieną dieną gers kitą. Čia įvairiai būna. Supratau. Tai ačiū, Ignai, tau už tokį labai įdomų ir prasmingą pokalbį. Jaučiuosi labai edukuota šito klausimo apie kavą. Jei! Iš tiesų, ta prasme, žiauriai yra įdomu. Tai vat aš dar turiu žinių tiek, kad aš nežinau, kiek aš galėčiau kalbėti. Aš netgi turiu tą juokelį, kur sakau, duokit man tik pakalbėti apie kavą, tai aš nesustosiu. Aš galiu nevalgęs būti, bet aš kalbėsiu ir kalbėsiu. Tai jo, čia ir yra mano ta misija, kodėl vat ir kavelė atsirado, ne? Tai vat dar būna apie kavelę pasakysiu tokį, kad kodėl atsirado projektas apskritai ir koks tikslas buvo. Tai tikslas nebuvo uždirbti, tikslas buvo edukuoti, tikslas buvo padaryti, kad kava būtų prieinama ir apie kavą sužinotų kuo daugiau žmonių ir parodyti, kad ta kava yra draugiška. Tai va todėl avelė besišypsanti ir pukuota, ne, ir jinai draugiška, jinai nėra snobiška, ne. Tai ir jinai atsirado va būtent tam, kad parodyti žmonėm, ką mes turim gero, kas yra skanaus, uždegti juos va tokiu dalyku, ne, ir kai jie sako, va dabar aš jau jaučiuosi edukuotas, ir tada tu dar gali dar kažką užmest, ir dar užmest ant viršaus, ir būna tokių, kurios ir būna tas, kurios labai pagauna. Esu kaip juokinam su kolegom, aš esu ne vienam kolegai sugadinęs gyvenimą, nes jie pradėjo ir ofise, ir namie kavą daryti įvairiausiais būdais, ir ten pradėjo sukt galvą apie tą kavą, nors prieš tai gerdavo tiesiog, sako, čia tik kava. Nu, tai va, esu sugadinęs ne vienam žmogui gyvenimas, taip, ir jie patapo tie, kurie tikrai mėgsta ir geria įvairią kavą dabar. Tai todėl, kad jiem buvo smalsu, nes aš pabiški užmetu. Tai čia tas pats, tai kavelė buvo visiškai tas draugiškas dalykas, ateikit, parodysim, paragausim, padiskutuosim, pašnekėsim, viskas draugiškai, viskas fainai, mes ir po miestelius važinėdavom Lietuvoje, tiesiog dabar biški buvo sustoję, nes važiuodam ne tik Vilniui, kad čia Vilniuje yra daug dalykų pasiekiama, ne, bet yra miesteliai mažesni ir ten žmonės labai smalsus, būna labai skeptiški, būna labai smalsus. Su jais labai įdomu. Jie užduoda tuos klausimus, atrodo paprastus, bet su jais labai įdomu diskutuoti. Ir tas mūsų ženklas ir buvo jisai. Būkim draugiški, atviri, tiesiai šviesiai, sakykim, paprastai ir aiškiai. Ir neteiskim žmonių už kažkokį ten, žinai, nežinau, kad aš geriu kavą su pienu ar geriu su cukrum ir gerk. Ok, bet pabandyk be. Pažiūrėkim, kas gaunasi. O gal patiks. Man dar kilo tokia idėja dabar. Man žiūri ir įdomu su tavim bendrauti. Ir aš vis dviejų mintį, yra keli kūrėjai, va tame sąraše ir atsidūrei tu, su kavelė, padaryti laivą, jeigu tu mane priimsi pas save į svečius. Aš atsigrūsiu su visa savo įranga ir pasidarysim kavos degustaciją. Ok, čia įdomus formatas būtų, nesu tą daręs. Nu, kažkas naujo. Čia skamba šiaip įdomiai. Šiaip galima pabandyti. Tai permėgok su tą mintim. Jo, bet kad pateik būtų įdomu, kad nebūtų per ilgas ir visą kitą, reikia pagalvoti, bet šiaip manau, skamba kaip įdomus dalykas, nes galima pasiekti dar daugiau žmonių ir
ir tiesiog, sužadinti tą smalsumą ir Taip. atrast tų, kuriem galbūt būtų smalsu dar daugiau. Nes aš jau sužadinta. Aš jau noriu tos kavos. Aš tikiuosi, kad kažkas, kas žiūrės ar įrašą, čia, žinau, gyvai gal mažai žiūri, bet kas žiūrės įrašą, tai tikiuosi irgi, nors 2, dar 3 žmonės atsiras, kurie susižadins. Ir aš tik tai tą sakau, kad nebūtina pas mane ateiti į degustacijas, ne? Aš nesu tas, kur dabar ateikit ir viskas, nes kitaip čia turit ateiti. Jeigu turit klausimų, ten kažkokių, rašykit. Ten Instagramai kavelė esu, yra Ignas Coffee, ne? Pasiekiamas, atsakinėju, rašykit, kyla klausimas, fine, rašykit, ateikit į renginius, pasiekit kavos entuziastai, asociacijas yra mūsų akauntas ir puslapį turim. Mes darom renginių bent kartą į mėnesį, būnam didesnis, mažesnis renginys. Ten būna ir paprastų žmonėm tiesiog ateikit paragauti, pavyzdžiui, kavų, būna profesionalams skirtų renginių, vėlgi, čia įvairių būna. Bet vėlgi, pasiekit, ateikit, aš tikrai ten būnu irgi, pasigaukit mane, kalbėkim, nežinau, žmona ant manęs pyksta, kai negrįžtu tuo tokiu renginiu greitai namo, nes, ką žinau, aš užsikalbu su žmonėm. Bet čia yra tiesiog, man patinka, aš taip gyvenu ir eikit, klauskit, pamatėt gatvėje irgi galit klausti apie kavą. Tik žinokit, kad tada galite klimti balą. Kavos balą. O taip. Tai aš pavojingas. Gerąja prasme. Tai šitas iš tiesų Instagramo įrašas, jisai niekur nedings, jisai Ignai atsidurs ir pas tave kavelę Instagrame, padarysiu kolaboraciją, kaip užsipostu, ir atsidurs YouTube'ai, turėsiu nuorodą, pasidalinsiu ir galėsi dalinti šito įrašu su plačiaja tavo auditorija. Tai ačiū tau labai už pokalbį, ačiū už tą tokį įkvėpimą ir edukaciją apie kavą. Ir ką, einam kavos gert? Jau vėlų, bet rytoj tai tikrai daug gersiu. Atvažiavo 6 naujos, tai aš negaliu. Jau laukiu rytojaus. Aš širdis nesustos? Aš po truputį. Aš visada, kai ragauju, tai ragauju labai nedideliais kiekiais. Kas labai pikta būna tenka, kad išpilu nemažai kavos, bet čia, tiesiog, aš kitaip sveikata net laikytų, jo. Jo. Tai ką, tai sėkmės tada didžiausios projektuose veikloje ir aš labai tikiuosi, kad greit pasimatysim. Aš irgi tikiuosi. Gerai, buvo labai smagu ir visiems irgi ačiū, kurie žiūrės ir įrašą ar dabar klausė. Tai labai fain. Skanios kavelės. Skanios kavelės, geros dienelės. Gerą vakarėlį ir geros kavelės. Gerai. Ačiū. Iki, ačiū.